Sveiki visi, kas klausotės šiandien šito įrašo ir aš svečiuose turiu Jolantą, kuri mus šiandien papasakos apie eterinius aliejus. Ir sveiki Jolanta, Sveiki visi, sveiki Lina. aš norėjau jūsų paklausti, kaip eteriniai aliejai atėjo į jūsų gyvenimą? Kai atėjo eteriniai aliejai į mano gyvenimą, man vyras pasakė, kad iš vis ką tu čia veiki, nes tu visiškai nieko neužuodi. Aha, Nes jo uoslė tiesiog ir jo mamos, tiesiog prigimtiniai dalykai kažkokie subtilūs įvairiem kvapam, o aš tik taip sau. Bet mane pakvietė, šiaip aš naudojuosi ir Young Livingo eteriniais aliejais ir pakvietė mane vienas žmogus į prezentaciją ir galvoju, vėl nesąmonės kažkokios tie tinkliniai marketingai, galvoju, aš nenoriu visiškai. Bet tiesiog, kai įkvėpiau kvapą pirmą, mane užbūrė ir tiesiog be didelių galvojimų pradėjau to domėtis. Šiaip esu vaistininkė ir mane augalai domina nuo senų senovės. Senų senovės mano gyvenimo. Tai man buvo kaip papildymas prie mano profesinės veiklos. Va taip ir atėjo ir negaliu paleisti. O prieš kiek laiko atėjo Jolanta eteriniai aliejai į jūsų gyvenimą? Gal prieš 10 metų, ne mažiau. Gal meluoju, bet apie 10 metų tai tikrai. O koks kvapas užbūrė jūs va čia tą pirmą kartą, kaip pauostėte? Aš pačio to kvapo, tiesą pasakius, net neatsimenu, kuris tai kvapas buvo, bet tas kvapas, matyt, pakėlė giluminius dalykus iš vidaus gelmių, kai mes prisimenam nupjauto žolės kvapą, mamos kvapą. Aha. Ir net nežinau, ir tas kvapas, kuris tai padarė, jis net neturi esminės prasmės. Sentimentai kažkokia kaip nostalgija, ar ne? Kažkokia išplaukia į paviršių praeities. Ne, kai formuojasi embrionas, pirmiausia, smegenyse gaminamos, sakykim taip, gaminamos yra kvėpuojamosios smegenys. Ir tai yra mūsų pagrindinis ryšys su pasauliu. Ne pagrindinis, tai Vienas iš pagrindinių. Vienas iš pagrindinių, bet tai yra pirminis ryšys. Ir mes pagal kvapą renkamės savo artimus žmonės, net nesąmoningai, net nesuvokdami tų dalykų. Net nežinai, kodėl negali prieiti prie to žmogaus. Tai pasirodo, jis kvepia ne taip, jo prakaito kvapas yra tau nepriimtinas. Tai ir tie kvapai, kuris mane kvapas užbūrė, aš dabar tikrai nepamenu. Bet jisai iškėlė giluminės mano asmenybės kažkokias, kažkokią asmenybės esmę ištraukė iš manęs. Tai va taip. Nežinau, koks kvapas. Ir kaip pradėjote jūs, Aha. Ir, daug dalykų galima padaryti su kvapais ir paveikti fizinį kūną, emocinį, aišku, pirmiausia, kadangi kvėpuojamosios smegenys pirmą vystosi ir juos yra šalia limbinės sistemos, kuri reguliuoja mūsų emocijas, tai kvapas pirmiausia veikia mūsų emocinį intelektą. Tai net reikia kažkokių žinių, kad žinotum, ką žmogui duoti, užuosti ar pastebėti, ką jisai veikia, kaip jisai tai daro ir kokios problemos. Per kvapą galima diagnozuoti ligas, ką esu tai dariusi daugybę kartų ir pati kiekvieną kartą nustembu. Ką jūs turite galvoje per kvapą, per žmogaus kvapą, ar tai, kaip jisai uosto? Tai kaip uosto įvairius eterinius aliejus. Kaip
Eterinis aliejus yra augalo, kraujas, Mhm. augalo esmė. Ir augalai, kai aš žiūriu į šuniukus, sakykime, jis išbėga į pievą ir žino, kokią žolę imti ir kramtyti, kad jam pasidarytų geriau. Tai va tiek, tas žinojimas, augalas yra mūsų didžiulis mūsų mokytojas. Ir per tai daug dalykų galim atpažinti savy. Tiesiog duodi uostyti žmogui kvapą, jeigu eini, sakykime, su diagnozės tikslais. Tai, aišku, tai turi turėti tų eterinių aliejų, kad galėtum kažką tai duoti žmogui ir suprasti kažką apie jį. Ar galėtumėte, Jolanta, šiek tiek, kad mes galėtume suprasti, apie ką jūs kalbate, ar galėtumėte papasakoti kažkokią tai istoriją, kai žmogus atėjo su kažkokią diagnozę, kaip jūs sakot, ir kaip žingsnis po žingsnio, kaip jūs padėtumėte žmogui padėti savo? Visokių įdomių dalykų yra buvę, kad ir paskutiniam dienom, aš dabar tuo neužsimu, iš tikrųjų, tai čia buvo mano kaip ir mano praeitas etapas, aš tuo aliejai su manim gyvena, bet aš tuo aktyviai nebedarau. Bet dabar, kadangi dirbu vaistiniai, kažkaip daviau pauostyti, tokia yra pelargonijos eterinis aliejus. Labai specifinio kvapo ir, moteriai. O, sako, kaip man, vienai moteriai duodu uostyti ir sako, o, kaip man tepia, kaip gera, o kitai duodu uostyti ir sako, kokia smarvė. O, sakau, o kaip jūsų mėnesinės? O, nereguliarios. Čia tai, kuriai smirdi? Kuriai smirdi, taip. Nes tai yra problema, va taip ir diagnozuojama. Jeigu kvapas labai tinka, tiesiog žavi ir pakilėja, tai vadinasi, tu turi to augalo savybių ir, taip pradėjom kažkur nuo vidurio, nuo pabaigos. Augalas neša didžiulę informaciją apie daug dalykų. Ir augalas, kaip ir medis, jisai atiduoda mums save nuo gimimo, žaluma, paskui žiedais ir galų gale mes, jeigu medį nukertam ir sudeginam jį, jis atiduoda mums šilumą. Tai gamta su mumis dalinasi, bando padėti mums išgyventi toj žemėje. Augalai tai padeda mums išgyventi žemėje. Ir nukrypau, nes... Viskas yra gerai. Šitas kanalas ir šitie gyvi pokalbiai yra nesurežisuoti, dėl to atsipalaiduokit. Mes kalbame apie įdomius dalykus. Ir tada aš jūsų paklausiu, o tai kaip jūs žinote, kad, pavyzdžiui, pelargonija, jeigu smirda kitam žmogui, reiškia pas jį yra menstruacijų sutrikimai. Iš kur jūs žinote pagal to kvapo, kaip įtakoja, kaip daro įtaką kūnui? Tai yra, kaip ir kaip gyvūnai turi intuiciją, taip ir žmogus. Tai yra signatūrų mokslas, tai yra panašumo principo. Sakykim taip, jeigu, kokį augalą duoti, jeigu tau neramu. Kaip neramu, sakykim, vaikas labai įsiblaškęs ir labai toks bėgantis į visas pusės, taip kaip ramunėlė. Jinai irgi yra tokia įsikerojusi, įsišakojusi ir tokia lekianti. Tai jeigu nori tada vaiką nuraminti, jam reikia duoti ramunėlės arbatos ar pauostyti ramunėlę. O jeigu yra klampios mintis, tokios apvienčios, slegiančios, tai puikiausiai sutvarkys apynys, nes jisai vyniojasi ir kabinasi į gyvenimą, kaip begali. Jis toks lipnus ir sutvarkys tą problemą žmogaus lipnumo ir tokio klampumo.
tai yra labai daugybė požymių, pagal ką galima atpažinti. Ir mes ir niekada aš pradėjau suprasti, man jau 60 metų tuoj. Ir aš supratau, kad mes turim leisti savo pasireikšti intuicijai. Tiesiog jeigu žmogus užuodė šitą kvapą ir jam nepatiko, kažkokių žinių turiu, kam yra pelargonijos. Tai kodėl mūsų močiutės sodino pelargonijas ant palangių, augino visą laiką. Daugam smirdėjo jos, bet tai yra moters augalas, duodantis moteriškumą ir harmoniją moters kūnui. O jeigu intuicijos žmogus neturi, iš kur jam visą tą informaciją sužinoti? Tai tiesiog reikia skaityti. Dabar pasaulis. Bet, paprastai, jeigu tu to nejauti, kad tau to nereikia ir nereikia to domėtis, mes turim labai mažai laiko. Reikia domėtis tik tai tuom, kas mus traukia. Tai jeigu žmogui reikia, jis tą informaciją susiras. Jeigu reikia, tikrai su eteriniais aliejais yra labai daug stebuklų ir daug dalykų galima padaryti. Aš turėjau savo vaistinę kokį 20 metų tikriausiai, panašiai. Aš tada galėjau leisti savo nežaisti, bet tiesiog stebėti žmonės ir padėti jiem, taip, kaip aš jaučiu. Per patarimais turbūt, ar ne tai, kad chemiją pasiūlyti, o galbūt pasiūlyti natūralesnius dalykus, ar ne? Chemija net nekalbu. Chemija tai yra kiti dalykai. Konkretu, kaip chirurgas. Aš medicinai pripažįstu chirurgiją pagrindinai, nes kai reikia pjauti. Bet jeigu nepjauti, galima kažkaip išsiviniuoti iš tų dalykų, iš tų problemų. Tai aš ir dabar esu pasijungus difuzorių, įsilašinus eterinį aliejų Christmas spirit, pasakykime angliškai, tai yra kalėdų dvasia, kur yra cinamonas, mandarinai, vanilė, kai kvepia namai per kalėdas, kai kepami sausainiai ir tai teikia mums džiaugsmą. Aš jį specialiai įsijungiau, kad kažką džiugiai pasakyčiau, neniurkščiau. Supratau. Bet Jolanta, ar yra, jūs sakėte, jau nustojote šitą daryti ir jūs nebedarote tai aktyviai, o ar yra žmonių, kas, pavyzdžiui, aš turiu problemą, tarkim, ar ne, kažkokį tai negalavimą, bet aš neturiu laiko, tarkim, domėtis ar ten daug skaityti, nes aš kituo užsiemu. Ir aš norėčiau žmogaus, kurį aš nuėjus pasakyčiau savo simptomus ir man, patartų kažkokį tai eterinį aliejų panaudoti. Ar jūs bent žinote, ar Lietuvoje kažkas užsiema tuo? Nereikia man įvardinti, kas ar ne, bet ar yra žmonių, kas tuo užsiema? Yra normaliai išvystytas šiuo metu. Tikrai, tai galima rasti ir tai yra ne vienas žmogus ir yra daug galimybių tai padaryti ir tai yra ekologiška ir tikrai veiksminga. Tikrai yra. Ir tiesiog internetas visagalis. O Jolanta, jeigu, pavyzdžiui, žmogus sugalvotų jums parašyti, ar jūs atsakytumėt jam, ar duotumėt patarimą, ar čia jau viskas jūs iš savo gyvenimo šitą etapą iš šono nustumėte? Neišbraukiau aš savęs iš to etapo, neišmečiau. Taip, žinoma, ir visada atsakau. Ir klausia dar iš praeities, kai aktyviai tai dariau, ir vis sugrįžta, ir vis paklausia, ir vis nori tokio aliejaus. Nes aš, dabar dirbu tinkliniai vaistiniai, euro vaistiniai ir tai, mes turime, kaip ir visi mes gyvenime turim kažkokias taisyklės laikytis, kažkokių, jeigu kieno vežime sėdi, to giesmė gėdi. Bet aš leidžiu savo, jeigu žmogus ateina ir jam skauda galva, sakykim, labai ir nežino, ką daryti, arba sustoja skrandis, pykina ypatingai vaikam, leidžiu su vaikais tai daryti, nes vaikų organizmai dar švarūs ir jie girdi gamtą, nors sėdi kompose, bet vis tiek dar girdi. Tai
yra toks nuostabiausias, ko gero, ką reikėtų žinoti, ką norėčiau pasakyti šiandien. Vienas iš esminių aliejų, čia yra begalės ir veikia emocijas tvarkyti, kūną, odą, nu, ką tik nenori. Miegą reguliuoti, energiją pakelti, visas funkcijas, taip kaip norima, kaip nori, taip galima sutvarkyti. Bet esminis aliejus yra pipirmėtės eterinis aliejus. Aišku, aš kalbu apie terapinės klasės aliejus. Yra labai svarbu būtent tas aliejaus švarumas, nes kai mokiausi farmacijos, supratau, kad į ląstelę žmogaus, ne žmogaus, bet kurio gyvo padaro ląstelė, save labai saugo. Ląstelės apvalkalas yra toks nepralaidus riebalams. Tai ir vaistai, kurie ten reguliuoja daug dalykų, ten kraujo spaudimą, skausmą mažina, tai viskas vyksta, tie procesai, nu ką vaistai daro, jie daro ne ląstelės viduj. Jie daro tarp ląsteliniuose skysčiuose, ten kažkokius nervinius impulsus ten paslopina kažkurioje tai stadijoje. Bet į ląstelę jie, nu, ką žmogus sukūrė, nu, žmogus, nu, gal nėra toks visažinis ir visapimantis kaip Dievas, visko kūrėjas. Tai vaistai veikia ne ląstelėje, veikia kažkur šalia ląstelės, kituose sferose. O ląstelėje pagrindinė ta informacijos nešėja yra DNR struktūra, o eterinis aliejus yra, jisai praeina pro ląstelės sienelę, nes jisai, sako, lipofilinis, mėgsta riebalus eterinis aliejus. Ir jis įneša informaciją į DNR struktūras, į patį centrą kiekvieno, nu, mūsų esmės, į patį esmės centrą. Tai todėl kalbu, kad labai svarbu nežaisti su eteriniais aliejais, šiaip sau, reikia žinoti jų švarumą. Nes jeigu augalas auginamas užterštoje aplinkoje, nu, dabar viskas truputėlį užteršta, bet nu, iki pamanomo lygio užterštumo, sakykim. Ir jeigu jis įneš kažkokią cheminę medžiagą į ląstelės vidų, į branduolį, į DNR struktūras, mes galim turėti, nu, ne kažkokių pasekmių. Todėl labiau pakenksime negu padėsime, taip? Būtent, todėl reikia atsirinkti, Jolanta, o aš galėčiau paklausti jūsų, ar eterinio aliejo kaina reiškia, kad jisai švaresnis, ar kaina nepriklauso nuo švarumo eterinio aliejo? Kokia jūsų nuomonė? Čia iš tikrųjų išgauti eterinį aliejų yra labai brangu. Nu, priklausomai koks ten citrusinių, jų ten daugiau galima, užtat jų kaina mažesnė. Bet ten rožės ten, dabar neatsimenu tų proporcijų, tiesiog nepasižiūrėjau, bet ten daugybės reikia ten tų lapelių. Reikia žinoti, kada nuskinti tą rožę, kada yra ta ekvinoksija, kada jinai išskiria patį tą žavėsi savo ir atiduoda jėgą. Tai kaina jinai, nu, yra komerciniai dalykai, tai viena. Bet, nu, niekas į minusą nieko nedaro. Iš tikrųjų, normalūs eteriniai aliejai yra brangus. Tai geriausia pirmiausia pasidomėti tą kompaniją, iš kurio mes ruošiamės pirkti ir pažiūrėti, kaip jie dirba. Ar ne, kas jie tokie yra. Augina augalus, iškūrimą juos, kaip išgauna tą eterinį aliejų, yra išgavimo būdai.
Čia tai išgavimo būdai nesvarbu, svarbu žmonių sąžinė. Išgavimo būdas toks, koks augalas, taip tu jo išgauni, ten jau yra kitas mokslas, išgavimo mokslas, sakykim. Bet svarbu aplinka, kurioje auga augalas. Ir, neužsimu reklamą, iš tikrųjų, nereklamuoju, bet brangus tie Young eteriniai aliejai, bet nieko geriau nemačiau. Ir man teko laimę pažinti tą patį įkūrėją Young, jis dabar yra miręs ir jie perka žemes, jau neperka, bet jau turi žemes nusipirkę ekologiškose pasaulio vietose, nes jie turi daugybę augalų, čia daugybę eterinių aliejų. Ir, ne visi augalai auga bet kur. Tai turi savo plantacijas ir nenaudoja jokios chemijos. Ir tiesiog pasitikėjau tai žmonėm, nes šitas Haris Youngas buvo labai lyguotas žmogus, jisai Amerikoje ten gyveno, bet pateko pas indėnus į lakotų gentį, kaip jam likimas jau lėmė, ir jį išgydė eteriniais aliejais, įvairiais masažais. Ir, tiesiog ir pradėjo susimta veikla ir išplėtė į visą pasaulį ir tikrai džiaugiuosi, kad sutikau jį ir gavau informaciją, bet ne apie tai kalba. Iš tikrųjų, tai labai svarbu švarumas, tai turim pasidomėti iš kur. O jūs, Jolanta, sakėte, kad labai yra gerai pipirmėtė, ar ne? O kaip ją naudoti, ar galite paaiškinti, nes mes žinome, kad gerai eteriniai aliejai, kaip naudoti, ką naudoti, kada naudoti. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, norėčiau visai šeimai, tarkim, ar ne, kad ir vaikam buvo tokia, kaip sakote, energiją pakelti, koncentracijai, atsipalaidavimui, ir aš noriu pipirmėtę. Kaip man tą padaryti teisingai? Naudojimo būdų yra ne vienas. Pirmiausia, eterinis aliejus yra labai lakus ir labai atiduoda informaciją labai greitai. Užtenka 8 molekulių, kad patektų į kūną, nesvarbu, molekulės tai labai mažytės dalelės, 8 molekulių, kad pradėtų veikti, kad įsijungtų procesai. Tai yra naudojimo būdai, yra garinimas. Yra garinimas difuzorium ar kažkokiu į vandenį lašinus, tai vieną galima užlašinti ant delnų ir uostyti. Tai yra, patenka tiesiogiai smegenis tada tiesiai, bet šiaip kiek per asmeninius potyrius ir visas kitas žinias, tai, pavyzdžiui, jeigu skauda galvą, tai užtenka patepti smilkinius, tik nereikia, kad į akis patektų grynas eterinis aliejus, nes jisai pagraužia, paskui praeina, bet patepi smilkinius ir žmonės net negali patikėti, kad po 3-4 minučių jisai užmiršo, ko atėjo, kad jam skauda galvą. Ar galima gryną eterinį aliejų lašinti, ar jį reikia maišyti su kita forma aliejum? Suaugusiems žmonėms, jeigu ten lašelė ant smilkinio, jeigu skrandis yra sustojęs, sakykime, nevirškina ar skauda, galima gryną eterinį aliejų tepti skrandžio srity gryną. Suaugusiems tai tikrai, jeigu jis neturi kažkokių ten ypatingų sutrikimų, bet dar tokių nesutikau, kad netiktų pipirmėtės eterinis aliejus. O vaikam gal reikėtų skiesti su kažkokiu paprastu aliejum, vadinamu baziniu aliejum. Nes aš vieną kartą pasidariau vonę ir tiesiog įsilašinau arbatmečio aliejus ir levandų, tai man graužė odą. Tai aš kitą kartą jau pirmiausia sumaišiau su baziniu ir tada į vonę. Tai dabar pasakysiu taip, nes yra eterinis aliejus yra tirpus riebaluose.
todėl jis praeina pro ląstelę sienelę. O vanduo yra toks kitoks nešiklis, jisai tiesiog dirgina paviršių. Tai jeigu norit lašinti eterinį aliejų į vonią, tai pirmiausia reikia ant žiupsnelio druskos užlašinti to aliejaus, nebūtinai aliejų, galima į druską. Užlašinti ant druskos ir tada pilti ir tada suberti tą druską, kurioje yra aliejaus, įberti į vandenį ir puikiausia bus vonia. Niekas nieko negrauš, nebent žmogus yra alergiškas būtent tam augalui. Tai toks atvejas gali būti. Bet tai žmonės paprastai žino, kam jie alergiški, dažniausiai. Arba po vieno karto sužinos, ar ne? Vieną taip ir sužinosi, ir tada nenaudosi, teisingai. Tai va, tai gryną eterinio aliejų suaugusiems žmonėms kuo puikiausiai galima naudoti, nes pipirmėtės mes visi esame iš tų ten atomų ir visokių smulkių dalelių ir viskas juda mumise, vibruoja, sakykime. Nors mano draugas yra vienas iš Lietuvos lazeristų, kurie sukūrė lazerių centrą ir sako, ką tu čia man apie vibraciją šneki, papasakau, kas yra vibracija. O ir aš tada užsičiaupiu ir nežinau, ką sakyti. Bet vis tiek kažkas juda atitinkamu greičiu ir būtent sveika ląstelė vibruoja, ten 70 MHz greičiu, bet tai tokia šalutinė informacija. Sveika ląstelė. Ir pipirmėtės eterinis aliejus taip pat, kai jį ten stebi pagal judesius, vibruoja juda tokiu pat greičiu, kaip ir sveika žmogaus ląstelė. Tai pipirmėtės aliejus yra sveiko žmogaus aliejus. Jis atstato žmogaus kūną į sveikatos būklę, nesvarbu, kas bebūtų. Skauda galvas, stovi skrandis ar nemiegi, bet dar visokių subtilybių. Jeigu žmogus nemėgsta miegoti, sakykime, šaltoj patalpoj, tada pipirmėtės aliejus labai tinka. Galima lašelį pasilašinti ant servetėlės ir padėti šalia pagalvės. Ir tada miegi kaip kūdikis. Bet jeigu žmogus mėgsta miegoti šiltoj patalpoj, tai jo nelabai ta pipirmėtė tinka. Tada tinka labiau lavanda. Tokia, šiltesnis augalas, švelnesnis. Tai tokių visokių, net nežinau, ką pasakoti. Tai aš paklausiu, Jolanta. O kiek lašelių dabar, jeigu mes nusprendžiame naudoti difuzorį, kiek lašelių reikėtų, mes labai susikoncentravom į pipirmėtę, bet čia, kaip aš suprantu, jinai pati naudingiausia, nedaranti nei žalos, o tiesiog sureguliuojanti sveiką ląstelę. Ir kiek lašelių reikėtų difuzorį tada? Tai priklauso nuo patalpos dydžio. Bet kokį 5 iki 10 lašelių užtenka didžiausiam patalpom. Ir kaip dažnai galima tą difuzorį naudoti? Ar jisai eina 24 valandas per parą, ar tiesiog kažkokį tą laiko tarpą panaudoja ir kiekvieną dieną? Kokia jūsų rekomendacija būtų? Kaip dažnai naudoti difuzorį? Kai mokiausi apie tos eterinius aliejus, tai buvo tie amerikiečiai pas Haris Jangas atvažiavęs ir jo visa komanda, kurie ten išmirkė tuos eteriniuose aliejuose, nes aš irgi dabar išmirkus juose. Tiesiog pradedi jausti pagal poreikį. Pavyzdžiui, darbe aš vaistinė, kaip ir paprastai nelabai kas ir daro, tai nesu dar sutikus, nesu užėjusi vaistinę, kur garuotų difuzorius. Tai tiesiog pas mus jisai garuoja visą laiką, nes yra daugybė eterinių aliejų, kurie, tai visi eteriniai aliejai veikia antivirusiškai ir antibakteriškai ir visaip harmonizuojančiai. Tai tas difuzorius mano darbe yra difuzuojamas visą laiką.
Ir jūs sakot pagal pajautimą, bet jeigu aš noriu, pavyzdžiui, vaiko kambaryje, kad nes jisai vis tiek, ar nepraleidžia kaip ir daugiau laiko, tai ar būtų tikslinga, tarkim, tenais būti visą laiką pajungus ir nakties momentu vaiko kambaryje? Ar galima... Reikėtų išvis prieš miegą atidaryti langą ir kad įeitų gryno oro, jeigu yra jo, jeigu mašinos nevažiuoja pačioj. Tai gal ir nereikia, bet reikia rinktis eterinius aliejus pagal paros laiką. Yra eteriniai aliejai, kurie aktyvina, kurie ramina. Tai jeigu vakare, tai vienokie. Ir dar reikia pasižiūrėti, ar tinka tam vaikui, ar žmogui, kaip jį veikia, nes kartais kaip ir kava. Vienus veikia žadinančiai, kitus slopinančiai. Tai jeigu vaikas sako, man smirda, tai reiškia, jam netinka? O čia su tuo smirdėjimu tai yra labai įdomu. O buvo taip. Parsinešiau baziliko eterinio aliejų. Parsisiunčiau, atvežė man tą baziliką ir aš ten skaičiau ir visai domėjosi. Bazilikas yra toks, labai veikia antigribeliškai, antivirusiškai, bet kaip, yra daug dalykų. Vienas eterinio aliejaus poveikis yra kaip per psichologiją, per emocijas, o kitas fiziologinis. Kaip veikia kūną, kaip veikia kūno visokius ten tos ateivius kūno, ten grybelius, virusus ir kitokius draugus mūsų gyventinius. Tai bazilikas veikia, kaip žiūrint iš emocinės ir tos psichologinės pusės, jisai veikia labai struktūrizuojančiai. Struktūrizuoja mūsų mintis, jau kai nežinai, ką daryti ir veltinis smegenyse, tada reikalingas bazilikas. Ir pasitikrinau ant savęs. Aš tokia kaip ramunėlė, tokia išblaškyta labai. Tai įsilašinau to baziliko ir pasijungiau pagarint. Mane realiai pradėjo pykint. Man žinokit, bazilikas katė šlapimo. Tai kas čia man negerai? Tai, jau čia reikėtų labiau asmeniškai kalbėti su pačiu. Tai, taip, nesvarbu, kuom smirda, nemalonus, kad tie šlapimas, suprantu, yra nemalonus. Tai ko gero šiek tiek trūksta struktūros smegenyse ir man. Jūs labiau struktūrizuota negu aš, kaip jau spėjau suprasti. Tiesiog tada, vadinasi, jeigu augalas visada pasiruošęs pasidalinti savo savybėm, tik reikia jį teisingų būdų priimti. Kvapas, jeigu dirgina, ir nereikia kankintis. Niekada gyvenime nebereikia kankintis iš vis. Reikia džiugiai būti čia ir dabar. Bet jeigu kažką norim pakoreguoti, tai kvapas netinka. Tai yra kitas būdas patepti padus. Tada tu neužuodi, bet eteris veikia per odą ir per kraujotaką ir neša savo informaciją. Ir keičia mūsų struktūras visas. Ir fiziologinės, ir emocinės. Tai tiesiog, kai turi kažkokių žinių ir žinai, kad tau reikia to ar to iš savęs padaryti. Nebūtų čia kažką mums iš savęs daryti, bet kartais vis tiek turim išgyventi toj žemėj ir kažkaip susidėlioti kai kurios dalykus. Tai tada reikia tepti padus ir eiti miegoti. Įsitepus, nei užuodi, nei kam trukdai, o eteris dirba savo darbą šventą. Tai kiekvieną naktį, ar ne? O kiek lašų reikia sulašinti, kad įsitepti padus? Jeigu tepti padus kažkokiu, tai apskritai eterinį aliejų reikia vieną, sakykime, įsikabinai į tą vieną eterinį aliejų, tai jį
reikėtų naudoti neilgiau kaip 3 mėnesius, kad taip jau sistemingai. Nes paskui, nereikia perdozuoti nieko. Paskui padedi tą eterinį aliejų į šoną ir pasiėmęs po kurio laiko, 3 mėnesius panaudoji, mėnesį pertrauką ir vėl grįžti prie to aliejaus ir jisai neša dar gilesnį informaciją tada, nes tu esi jau pasikeitęs, tavęs nealergizavo, nes, kai perviršyji kažkokios, kažką tai padaugini, tai alergijos reakcijas gali sukelti. Tai va 3 mėnesius, neilgiau. Tai galima sakyti, kad jeigu smirda kažkuris eterinis aliejus, pirmiausia, praeiti tą procesą, 3 mėnesius su juo susidraugauti ir tada galima judėti prie kito. Tai ir būtų tikslinga žinoti, kad daryti tai yra, kad pasitikrinti per aliejus nekvepiančius ir taip bandyti atkurti savo tą vidinę struktūrą. Tai va būtent yra tie, kaip kvepalai kuriami, darydom grupėse, visai tenai uostais ir kas patinka, ten įsilašinti. Ir taip yra sukūrėmi kvepalai, kurie tinka. Ir jeigu tu nori eiti į visuomenę ir pateikti savo asmenį tokį, kokį nori, koks tu esi, tai va būtent pasidarai tuos kvepalus ir kvepi, tie augalai duoda tau tas savybės, kurių tu turi daugiausiai ir kaip tu gali save išreikšti visuomeniai lengviausiai ir paprastai. Bet tie kvapai, kurie netinka, tai čia reikia žiūrėti giliau ir žiūrėti, kokią informaciją neša augalas ir kas yra negerai tavo kūne ar psichikoje ir ką galima pakoreguoti, kaip savo galima pagelbėti. Taip yra vykdomas gydymo, taip gali gydyti. Tai galima sakyti, aš taip apibendrinsiu, ar ne? Ar aš teisingai supratau? Jeigu tie kvapai, kurie man patinka ir aš juos naudoju, aš sustiprinu tas savybės, kurios ir duoda tie kvepalai. Ir jeigu aš turiu tą nepatinkantį kvapą ir aš jį naudoju, reiškia, aš atkuriu tą struktūrą, per kurią paskui galiu jau stiprinti. Tai būtent. Ir paskui pamilsti tą kvapą ir negali patikėti, kad tau jisai nepatiko kažkada tai. Nes tu įgauni kitas savybės, pasikeiti, pasveiksti nuo kažko tai. Tai dabar mes buvome taip kalbėję, kad jeigu skauda, ar ne, kažkur tai pepirmintė labai tinka. O kaip galite pasidalinti, kokie eteriniai aliejai galėtų tikti, tarkim, nerimą, kai žmonės nerimą turi, arba kažkokią tai netgi galim sakyti depresiją, arba tokį stresą patiria, didžiulį įtampą, kai būna ties nuolatinis stresas jau. Kokie eteriniai aliejai galėtų padėti atkurti tą struktūrą vidinę? Ojojoj. 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 Tai yra taip individualu, bet tai ir tame yra žavesys. Bet yra bendri dalykai. Yra ir bendri dalykai, tai yra nesvarbu, kas benutiktų. Visada tinka citrusiniai eteriniai aliejai. Ir citrina, sakykim. Citrina yra tokio, kai uostom, aš dar šiek tiek dirbu jogos instruktorė, tai žaidžiu jogos instruktorė. Su vyresniais žmonėms šiuo metu 80-mečiai, sakykim, ir 3 amžiaus universitete ir tiesiog jų jie gali žaisti tą gyvenimą, tai ir aš žaidžiu su jais. Ir su eteriniais aliejais taip pat. Ir visada klausiu, ką jūs jaučiat ir ką galit nupiešti pasiėmę eterinį aliejų. Tai va, citrinos eterinis aliejus, jisai yra, kai uostai, yra toks tiesus kvapas.
toks vienalinijinis, sakykime. Mhm. Jeigu tau kažkas neaišku, būna įvairios tos nerimo būsenos. Kartais būna, tikrai kažkas, konkrečiai kažkas neaišku ir ką dabar su tuo daryti. Aha. Tai tada tinka citrinos eterinis aliejus. Jeigu šiaip, nėra džiugesio, nėra džiugesio. Apelsinas yra toks apvalaus džiugesio eterinis aliejus, tai yra apvalaus džiaugsmo, tokio, burbuliuko. Mhm. Taip pat uostai apelsinai ir tiesiog atviras džiaugsmas ateina. Bergamotė irgi tokio, kai yra gilus įklimpimas į savo problemas, yra toks gilus kvapas labai, tai jisai padeda išeiti iš tų gilių įklimpimų į save. Tai va, bergamotė. Visi citrusiniai aliejai, ką beimtum, bet kada jie tinka, kai yra kažkoks neramumas. Net pažintas nerimas, ar ne? Mes niekada net pažinsim tų savo nerimų. Nebent jau kažkas serga, konkrečiai matai, reikia, yra konkrečios situacijos, tada citrina labai gerai, tada ateina sprendimai. Bet mes, jeigu šiaip kažkas, tai viduje negerai, mes niekada, aš manau, labai sunku, čia yra didžiulis darbas atpažinti, kodėl tai vyksta, bet nematau net prasmės ten pažinti kažką, tiesiog reikia išlipti iš to. Ir tai va, citrusiniai tie aliejai, bet kurį paimtum, duoda džiaugsmą, duoda energiją ir tuo pačiu nuramina. Ir jeigu aš nuspręčiau jį uostyti į delnus pasitrynusi, tai irgi kaip dažnai aš galėčiau tada naudoti ten citrusinės tuos aliejus į dieną? Užtenka tai vieną kartą į dieną pakvėpuoti, ar galima dažniau? Eteris išgaruoja ir jo nelieka. Šiaip labai, kad tai pajaustumėm tokį tą poveikį, galima lašelį įtrinti plaukus, lašelį ir į duobutę, kur yra žemiau gerklės, yra čia tų raktikaulių duobutė, į tą duobutę ir tada eterinis aliejus ilgiau garuoja ir patenka per nosį tiesiai į emocinės smegenis. Jeigu nenori kvapą užuosti, tai tepi padus, galima tepti, tai galima daryti tiek, kiek norisi. Bet jau vakare prieš naktį geriau jau netepti citrusinės, nes jie sako, jūs aktyvina, ar ne? Tada geriau, kaip ir jūs minėjot, dienos etape. Ryte vienus, vakare kitus. Ir dienos eteriniai aliejai, taip labiau. Nors kai ką ir ramina, pavyzdžiui, citrina gali ir paraminti vakare. Šiaip beje, citrinos eterinio aliejų labai gerai gerti į vidų, po lašelį stiklinę vandens iki dienoj ir labai mažina cholesterolio kiekį. Ir daryti tyrimai, netgi pati eksperimentavau su žmonėm, kartais ką aš čia darau, nieko nežinau, vis tiek darau. Bet tai kažkaip žmonės pasitikėjo, ir pasidarė tyrimą cholesterolio prieš naudojant citrinos eterinį aliejų. Ir po mėnesio naudojimo kasdien po lašelį ar porą, kiek ten įkrenta, ne visada ten suskaičiuosi, kiek įkrenta. Ir tikrai buvo ženklus cholesterolio sumažėjimas. Tai va. Aš esu girdėjusi tokių diskusijų, kad eterinį aliejų negalima vartoti į vidų. Ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Kokia jūsų nuomonė? Aš griežtai sakau, kad negalima naudoti nežinomos kilmės eterinio aliejaus, neterapinės klasės ir, o šiaip aš pati vartoju, iš tikrųjų pradedu, yra ir kapsulė, būtent ta kompanija turi pagaminus iš ryžių kapsulės tuščias ir ten susipili eterinį aliejų ir geri į vidų. Arba galima lašinti į vandenį ir gerti, arba ant medaus lašelį, ir tai daugybė žmonių daro. Tai jeigu mes leidžiam savo nežinomą chemiją sintezuotą įnešti į vidų, o čia tos dovanos, tai
ir Bet gal darė. geriau patiems neeksperimentuoti, ką aš čia į save įsidėsiu, jau geriau pasikonsultuoti su žmogumi, kuris parekomenduotų, kurį eterinį aliejų, ar ne? Tai būtent reikia žinoti, bent pažiūrėti tą žmogus, jeigu pavartojo 5 metus tą eterinį aliejų kažkokio, jis dar gyvas, jeigu gyvas. Kadangi aš dar gyvai, dar biškai kalbu. Galima pasitikėti tada irgi šitą eterinį aliejų naudoti. Tepus, prisivuošius ir prigėrus jo. Iš tikrųjų, daug stebuklų yra įvykę per praktikas. Yra toks, išmušiu iš temos dabar apie nerimą, bet kam čia nerimauti, džiaugtis reikia. Tai buvo, yra toks mišinys, vadinasi, išvertus iš anglų kalbos, vagys. Toks tips. Ir tokia istorija, kai ten Italijoje maro metu daug žmonių mirė ir turtingų šeimų, tai parfumeriai, tie linksmieji žmogeliai, uždarbiautojai, pasidarė tokią, iš kur tos Venecijos kaukės tokiais snapais yra. Tai tie parfumeriai prisikišdavo skudurų ten į tas nosis, į tas kaukės, prisilašindavo tų eterinių aliejų ir ėjo, apiplėšinėjo to maro mirusių žmonių namus. Ir nė vienas nesusirgo. Tai paskui juos ten suėmė, pagavo ir kad jie išliktų gyvi, jie sakė, jeigu išduosit paslaptį, kas čia yra, kaip jūs čia padarėte. Išlikot gyvi. Taip, ir eterinius aliejus, ir jie, kiek tos 100% tiesos gal ir nėra, bet, ta receptūra maždaug išlikus yra to mišinio ir Young Livingo ta kompanija turi tą mišinį ir taip vadinasi vagys. Tai yra, bet kiek mano draugių vaikai į mokyklą eidavo pasitepę į rankas ir padukus ir jūs čia smirdi savo vaizdikėliais ir visokiais. Bet nei vienas nesirgo. Daugybę metų, kol yra epidemija aplinkui, nieks neserga. Tie vaikai neserga. Ir vidų gerti, tik truputėlį pradedi jausti kažkokį negerumą, arba į vandenį, arba į kapsulę ten, jeigu tada daugiau reikia to aliejaus. Tai į kapsulę ir išgeri ir kitą dieną sveikas. Tai ir darbe aš tai kartais, tiesiog pajauti, kad gali su tuo žmogum tai daryti. Sakau, pasimti, ant gleivinės, tai, su tepimo ant gleivinių, tai labai atsargiai, nes gleivinės yra drėgnos ir labai tada dirgina. Bet į nosį pasitepus pradžioj ligos, tai toks jausmas, kad išgaruoja, garai išeina per pakaušį. Aš asmeniškai visą šeimą mes naudojame bazinį aliejų sumaišę su arbatmečiu ir mes jau jaučiame, kad tai prasideda sloga ir iš karto pasitepame nosį karts nuo karto dienos eigoje. Ir tikrai, kad ir sloga, jinai šiek tiek, jeigu įsibėgėja, bet jinai trunka tikrai mažiau ir nėra varginanti užgulanti nosį. Arbatmetis nuostabus, tai būtent, bet aš jau, kadangi tokia, jau čia permirkusi, tai leisiu gryną aliejų tepti, vaikam ne, vaikam mažiem ne, bet jau nuo 12-15 metų drąsiai paeksperimentuoju ir tikrai ateina kitą dieną, aš sveikas, nes ypatingai žmonės tai veikia, nes išvarus kūnai. O Jolanta, pavyzdžiui, kūdikiai, kurie neramiai miega dėl pilvuko diegliukų, ar šitokiems vaikučiams galima naudoti eterinius aliejus kaip difuzorius arba tepti padukus arba tas skaudančias vieteles pilvuką, tarkim? Tai būtinai jau su baziniu aliejum, tada būtinai. Gal netgi garinti, gal būtų geriau garinti, bet to garinimu ne visai ten išgelbėsi, bet galima, ypatingai ramunėlę, ne visus, kūdikiam
ne visus aliejus. Ramunėlė tai tikrai tinka. Ne ilgą laiką nuima. Nu, pipirmėtė ypatingai praskiedus nuo diegliukų labai gerai. Ir yra... Ką turite omenyje ypatingai praskiedus? Tai vat jeigu dabar mamos klausosi, kurios turi vaikučius, ar ne, tokius vat mažiukus, kaip reikėtų tą praskiesti? Kokiu santykiu? Nu, 10 lašų aliejaus paprasto, bazinio ir lašelis eterinio. Ir tas va, kaip bazinis, tai mes galime jūs galite šiek tiek papasakoti, kokie yra baziniai aliejai. Tai ne tie, kurie turbūt mes kepame keptuvėje, ar ne? Tai yra vis tiek tie. Aš asmeniškai migdolų naudoju. O ką jūs galėtumėte patarti? Migdolai tinka, nu kas pas mus parduotuvėse yra sezamų aliejus, migdolų. Yra, nu, džodžioba, jinai negenda ilgą laiką. Tai saulėgrąžų aliejus taip pat tinka. Tai reiškia, tinka, ką mes naudojame virtuvėje, tą aliejų tinkam imti kaip bazinį, ar ne? Nu, šiaip kaip, jeigu jau nieko neturi, tai tinka ir tas, bet alyvuogių eterinis, tas bazinis aliejus yra toks klampokas. Tai gal, nu, nelabai tinka. Vat migdolų, sezamų ar migdolų yra idealiausi, kas yra parduotuvėse paprastai nusipirkti. O sakykit, jūs sakėte, kad eteriniai aliejai veikia ir vat, kaip jau formuojasi embrionai į kitų smegenis, ar ne? Tai ar būtų tikslinga, tarkim, nėščiom moterim, kurios laukiasi savo vaikų, tarti irgi, pavyzdžiui, uostyti kvapus, tepti pilvuką, kad grinai tas kvapas pereitų ir į kūdikį? Ar tai tikslinga būtų, ar ne? Nu, mes vis tiek kvėpuojam ir užuodžiam miškų kvapus ir gėlių ir jie veikia kūdikį, bet gal tų koncentruotų nereikėtų. Su nėščiosiom labai atsargiai, kaip ir su kūdikiais iki 0,5 metų, tai nes yra labai didelė koncentracija, gal labai užžaisti nereiktų. Tai va taip. Bet džiaugtis, difuzuoti, kad teiktų tau ramybę ar džiugėsi, tai kad išeisi mišką, tu vis tiek tai nuostabu, pušies kvapas, jazminų kvapas, nei viena nešioji, nuo to nesusirgo, tik tai gavo džiugėsi. Tai tas pats su eteriniais aliejais, bet ten tepti, nors jeigu kažkas susirgimas kažkoks, nėščios moters, tai gal geriau eterinis aliejus negu kažkokia chemija. Tada renkies mažesnę riziką. Jūs čia apie virusus kalbate, ar ne, kad geriau tada kaip... Tai juos geriau panaudoti. Kad ten dėl vaiko gerovės, kad muzikos klausymasis, kalbėjimas, taip pat ir su kvapais. Tai jie, aišku, nežinau tyrimo, galiu dabar meluoti, fantazuoti, savo atsisėdusi, bet labai užsižaisti nereiktų, nes gali sukelti kai kurias alergijas. Viskas yra iš jautrėjusios sistemos. Tai... O kaip su hiperaktyviais vaikučiais? Ar yra naudinga kažkokie tai eteriniai aliejai, kurie, kaip sakėt, jeigu ramunėlis, ar ne, o dar kažkokiu tai, kurie vaikučiams, kurie negali sukoncentruoti, tarkim, dėmesį ilgesnį laiką, ruošiant namų darbus ar kažkokią tai užduotį, kaip jiems padėti? Tai tuo hiperaktyvumu, tai taip, yra atskiros receptūros, dabar aš mintinai atsimenu, reikėtų atsiversti knygas ir yra iš tikrųjų, Young Living kompanija yra išleidus ir knygeles įvairias ir apie tuos hiperaktyvius vaikus, bet dabar ką galėčiau taip greitai pasakyti, tai citrusiniai vaikam, ką galima vaikam, tai ramunėlė ir citrusinius, ypatingai citriną ir apelsiną, gal labiau apelsiną, nes levanda šiek tiek nuramina, bet gal čia prieš miegą labiau, nors kitus gali ir aktyvinti, čia reikia žiūrėti individualiai, nes turėjau draugės visos jaunesnės ir tie vaikai mažesni visi, tai levanda tiesiog padėdavo užmigti ir
ryte vaikas visiškai kitaip jaučiasi ir gali koncentruotis. O šiaip citrusiniai labai tinka, tai viena, o antra yra rozmarino eterinis aliejus. Tai kaip vadina vairuotojo aliejum, jeigu kad nėra energijos, tada rozmarinas aliejus, nėra atminties, negali susikaupti, taip pat tinka rozmarino eterinis aliejus. Ypatingai. Vienas iš, kaip netgi skiria jį prie Alzheimerio ligų. Čia vaikam nereikia, bet tai tie patys principai, kad veikia atmintį ir koncentraciją. Tai va, toks galima pasidaryti netgi mišinį ir pati darydavau. Dabar nepasakysiu proporcijų, bet jeigu įdomu, susirašiau, galiu ir parašyti, kad į bazinį aliejų reikia kažkiek tai lašelių baziliko, kažkiek tai rozmarino ir apelsino. Ir tada ryte nusiprausus ant drėgno kūno išsitepti kojas iki kelienų. Tai duoda struktūrą mintim, tikslą duoda rozmarinas ir apelsinas duoda džiaugsmingą ėjimą link savo tikslo struktūrizuoti. Tai eini laimingas teisingai savo keliu su tais 3 eteriniais aliejais. Ir tai tinka vaikam. O kaip jūs sakote, kažkiek lašelių, kaip žinoti, kiek tų kažkiek lašelių? Dabar pamiršau, aš dabar, kadangi čia eina... Sakot, paskui parašysit, tai gerai, tai jūs man parašysit, o aš įkelsiu komentaruose po video. Porcijas, tik dabar gyvenu šiek tiek kitoje vietoje negu mano užrašai, bet tai vis tiek prieisiu prie tų užrašų. Po keleto dienų tai galiu parašyti, nes tai iš tikrųjų esu ir pati savo bent kokius metus tikrai tepiau tas kojas ir visa mano artima aplinka draugų ir praktikuojančių žmonių, tikrai jaučiasi efektas. Kažkoks jautiesi ir energingas, žvalus ir koncentruotas, nesiblaškantis ir visai linksmas. Visai linksmas, visai gerai čia gyventi, ar ne? Taip. Taip, ko nešmėties. O Jolanta, gal turite kažkokių tai istorijų per savo praktiką pasidalinti, tarkim, įdomių kažkokių, ar galbūt, kurios labiau įsirėžė jūsų atmintį? Šiaip, vieną istoriją papasakosiu ne iš savo praktikos, bet iš mokytojų praktikos. Būdavo, bet kai jau darai darydavau vakarus, pristatymus, apsiuosto žmonės ir darydavom kvepalus. Dar labai geras dalykas, nuostabus dezodoranto gamyba savo. Paprastai pažastys tepam dezodorantus, tai yra limfinių mazgų didžiausi susitelkimai kirkšnyse, pažastyse ir tepam ant limfinių mazgų, kuri limfa valo mūsų organizmą, bet kokią chemiją. Tai labai puikus dezodorantas yra soda. Paprasčiausia valgomoji soda. Tiesiog, kai įsisausini pažastis, pasibarstyti sodą tikrai pusę dienos atlaiko. Aš daugiau nieko nenaudoju. Jeigu kada užmirštu ir kažką pasitepu, kur nors, kas nors duoda kokį dezodorantą, labai negerai jaučiuosi paskui. Tai galima gryną sodą, bet su eteriniais aliejais tiesiog yra nuostabu. Galima pasistimuliuoti savo imuninę sistemą, netgi tuo savo dezodorantu. Galima pasigaminti dezodorantą pagal tau tinkančius kvapus. Pavostai tą. Tik paskui supratau, kad jeigu spalvotas eterinis aliejus, kad ir tau labai tinka, bet ištepliuoja drabužius labai. Tai dabar žiūriu, kad būtų bespalvis aliejus. Ypatingai moterim labai tinka, visom moterim reikia pelargonijos eterinio aliejaus, jis yra bespalvis. Ir arbatmedis,
nuo visko. Ir jie kartu, arbatmedis toks nelabai jau ten kvepia, o kartu su pelargonija tiesiog gaunasi nuostabus moters dezodorantas. Kiek ten, nesvarbu, kokį turi ten indelį, kokį įsilašinį, 3-4 lašelius, tiesiog paskui pajauti, kiek nori to kvapo ir kiek tau reikia. Leiskim dirbti intuicijai, nereikia tų instrukcijų. Kaip aš, nešu daiktą, Tai tiesiog gryną aliejų sumaišysis pagal savo intuiciją, pagal savo norų to kvapo intensyvumą ir tepti tiesiogiai ant pažastų? Taip. Ten taip. Ir soda savo darbą daro, jinai šarmina, o eterinis aliejus veikia per imunitetą, duoda džiugesį ir ir yra geras kvapas. Tu esi pasikvepinęs su kvepalais. Iš pradžių mes nusausiname, tada pasitepame sodą ir tada ant viršaus aliejus, taip? Pasiimi, pirmiausia, indelį, sakykime, stiklainį, geriau stiklinį. Stiklainį kokį nors užsukama, prisipili sodos ir į tą stiklainį įlašini 3 lašelius. Paskui labai švelniai reikia supurtyti, nes tai yra gyvas organizmas, jo nereikia mušti, daužyti, reikia švelniai pamakaluoti, kad jie susimaišytų, susilietų vieni su kitais. Ir tada naudoti, pasiruoši kažkuriam tai laikui ir kiekvieną rytą išeidamas nusiprausi, nusišluostai ir pasipurti. Labai įdomu pabandyti. Pabandykit, tikrai nuostab, nenorėsi nieko kito. Kaip įdomu. Jeigu pabandysit moterys šitą dezodorantą ir norėsit pasidalinti komentaruose savo potyrius, labai įdomu būtų. Tai būtų įdomu. Aš jau čia mano aplinka tai daugybė tai daro ir vyram daro. Kaip vyram tai daro vien su arbatmedžiu. Dar kvapo. Šiaip labai vyram pačiulis labai tinka, atstato hormoninę tą pusiausvyrą vyrų. Pačiulis, reikia pačiulio lašinti piniginę, būtinai. Lašelį labai ilgai laiko pritraukia pinigus. Geras. Reikės čia dabar jau lašinti piniginius, rankenukus, pažastis ir visa kita. Bet pačiulis yra spalvotas ir jau geriau paskui rūbus sugadina. Sakau, dėl to patogumo tai reikia žiūrėti, kad būtų nespalvotas eterinis aliejus dėl dezodoranto. Anksčiau lašindavau bet kokius, kokie man tinka, bet supratau, kad gadina rūbus. Tai dabar nespalvotus ir puiku. Aš pati asmeniškai tai naudoju arbatmedį su pelargonija, geranium vadinasi. Tai ir klimakterinis dabar laikotarpis man ir pelargonija, šiaip pelargonija tinka bet kuriuo moters amžiaus momentu. Dabar čia visai neseniai. Kur aš čia buvau? Nesvarbu, kažkur buvau, kur buvo kelios moteris. Nuėjau į kitą darbą, tiesiog pavaduoti kolegės ir daviau pauostyti tą pelargoniją. Viena, sakė, man skanu, o kita, smirdi. O sakau, kaip mėnesinės, jau pradžioje kalbėjau, ko gero. Kartojosi. Tai, taip, sako, mano nereguliarios. Tai va, reikia prisijaukinti. Tai va, pelargonija tinka bet kokio amžiaus periodu. Jeigu skausmingos mėnesinės galima tepti pilvo apačią, tai žemiau bambos keletą lašelių gryno. Tada gerai ten skverbėsi. Dėl tų mėnesinių skausmų dar ten yra toks digizė, jis ir virškinimui, yra mišiniai, kurie, tai čia reikėtų konkretizuoti, jeigu kažkam įdomu. Yra galima mėnesinius skausmus pamalšinti labai puikiai su eteriniais aliejais patepus pilvo apačią. Tai va, visokių tokių dalykų. Apie jis. Jūs sakėt, papasakosite istoriją. Apie, kaip yra, mes, kartais va kažkur eini
ir užuodi kokį kvapą. Ir, prisimeni, ar tai mamos kvapą, ar tėviškės. O buvo taip, moteriškė palaidojo vyrą, jauna moteris, ir kažkiek laiko, jau ten metai praėjo, ar kažkiek daugiau, ir jinai jau lyg tai susitvarkė su emociniam savo būklėm, bet vis tiek tas gyvenimas nekokybiškas. Ir tiesiog sugalvojau pasikeisti duris namų. Pakeitė duris. Jinai tiesiog pradėjo verkti kiekvieną vakarą. Kažkas darosi visiškai nesuprantama. Ir vėl tas vyras prieš akis. Ir pasirodo, pataikė susitikti, pasisekė jai sutikti aromaterapeutą. Visą, kas čia man darosi, ir kažkaip, žinot, kaip nieko šiaip su nevyksta, mes pasakom tai, ką turim pasakyti, ir kas esminio iš pasąmonės, pasąmonė tai žino viską. Ir sako, duris pakeičiau. O tos durys iš eglės. Tai va, ir tos eglės, ir vainikų kvapas, ir tiesiog jinai va per tas duris ir per eterinį aliejų tikrai turėjo galimybę neįklimpti į gilią depresiją, kuriuos jau nebeatpažįsti, bet tiesiog išsivalė, išverkė ir suprato ir uostė paskui eglės eterinį aliejų. Eglės eterinis aliejus yra nuostabiausias dalykas, ir indėnai apeigom naudojo, dabar nežinau, kiek jau kas benaudoja, kiek tų indėnų ten likę, tai yra susisiekimas su anuo pasauliu, perėjimas, ir gavimas informacijos iš ten. Tai va, per kvapą mes tiesiog susigrąžinam kartais kažkokias suspaustas emocijas. Galim paleisti užspaustas emocijas. Tai va, tam tie kvapai. Mums jas iškelia, kad galėtume jas išjausti ir paleisti, ar ne? Taip, kai jau, kol neįspręsta, tai ir glūdi tenai, spazmuoja kažkokį raumenį ir liūpas gaunasi. Jeigu vieną vietą spaudžia, ir paskui ten sutrinka, pereina į fiziologiją, sutrinka kraujotaka, ir gaunasi jau tada fiziologinė problema. O kai paleidi, ištrauki, atpažįsti, reikia atpažinti. Tai eterinis aliejus padeda atpažinti. Žinti, iškelti, o paskui jau laukia darbas. Tai labai ačiū Jums, Jolanta, už tą pasidalinimą, už informaciją, ir jeigu Jūs nieko prieš, kaip Jūs sakėte, jeigu žmonėms kiltų klausimų, ar aš galėčiau tada į komentarus nurodyti Jūsų Facebooko anketo nuorodą, kad jeigu kiltų, kad galėtų žmonės su Jumis susisiekti ir galbūt jiems patarsite. Būtų smagu. Ačiū. Gerai. Galėsime. Kartais, vienam, užtenka kartais vienam žmogui, ką nors gero pasakyti, ir jau esi padaręs darbą. Ir nuo to lengviau gyventi. Taip. Tai ar galbūt yra, Jolanta, kažko, gal aš nepaklausiau, o Jūs norėtumėte pasidalinti, ar kažką būtent užakcentuoti dar pabaigai? Tiesiog nežinau. Noriu pasakyti tai, kad tikrai reikia rinktis eterinį aliejų, žinoti, iš kur jisai ir kokio švarumo, nes tai labai rizikinga. Tai labai svarbu, tai iš tikrųjų labai svarbu. Ir leisti savo džiaugtis kvapais ir per daug negalvoti, ten pakenks, nepakenks, tiesiog džiaugtis. Ir apskritai linkiu visiems džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną, uostyti mišką, gėlę, žemuogę, dar yra žemuogių, nereiks eterinio aliejų tada, bet kai žiema, tada eteriniai aliejai.
Aš labai pritariu ir dar noriu irgi pasidalinti iš savo patirties, nes tas kvėpavimas ir uoslė yra vienas iš mūsų išgyvenimų irgi patiriant malonumo toksai pojūčių. Tai kai aš pamatau, pavyzdžiui, kad kažkas šalia kažką valgo ir man pasiūlo paragauti, tai aš pauostau. Taip. Man pirmą reikia pauostyti, kitiems galbūt yra pamatyti ir jie nori paragauti, o man asmeniškai yra pauostyti. Tai aš irgi per uoslę labai jaučiu aplinką ir, kaip jūs sakote, mėgautis, leisti sau kuo daugiau įvairesnių kvapų pažinti ir per juos leisti sau atsikurti. Tai kvapas yra kaip mūsų visi pojūčiai skirtingai veikia mūsų kūną, tai skirtingas funkcijas kūno. Kvapas stipriausiai veikia mūsų emocijas. Tai reikia ir gailiuosi tų žmonių, kurie neužuodžia nieko. Jie labai daug praranda, daug džiugesio, daug saviraiškos ir tiesiog, jeigu liūdna, tai reikia uostyti kvapus, jeigu linksma irgi reikia uostyti, kad dar labiau linksma. Tai va, per kvapą keičiam savo emocijas. Tai kviečiu kvėpuoti, reikia ir išmokti kvėpuoti, dar vieną. Taip. Tiesiog paprastai uostyti. Taip, ir mėgautis. Aš paskutinę pasakysiu, jau užimu laiką, nežinau, kiek mes čia kalbamės. Tai kur mes ten buvom Graikijoje su draugė, mes kartu, kai dar aktyviai užsiėmėm, jinai dailininkė ir mes eteriniais alėjais skaitydom paskaitas ir piešdavom ir visokius dalykus darydom. Tai nuvažiavom į Graikiją ir važiavom dviračiais ir sustojom prie kažkokios bažnytėlės ir ten žydėjo rožė. Ir mes pauostėm tą rožę. Aš nuostabesnio kvapo nesu užuodus gyvenime, nei po to. Ir mes nuvažiavom kitą dieną ir jinai jau nebedavė to kvapo, nes jau buvo ne tas laikas. Tai va, linkiu visiems daryti viską savo laiku, o džiaugtis visada. Bet tai, ką reikia daryti savo laiku. Gimdyti vaikus, dirbti darbus ir ilsėtis savo laiku. Ir miegoti savo laiku, kada reikia miegoti, ir keltis, kada reikia keltis. Labai ačiū, Jolanta, už šitą pokalbį, už pasidalinimą savo informaciją ir dėkoju žmonių vardu, kad leisite jums parašyti. Ačiū, lauksiu, jeigu ką sudominau, smagu. Ačiū, Lina, jums. Jūs mane ištraukėt iš miego fazės man. Viskas vyksta savo laiku. Tai ačiū jums, Jolanta, ir iki. Iki.